Sveiki, esu Alina Višniauskienė, ITMC centro Photoshop dėstytoja. Ir šiandien turėsime tokį labai trumpą, bet ganėtinai efektingą pavyzdį. Tai yra, bandysime Photoshop'e sukeisti veidą, yra vieno žmogaus veidą ant kito žmogaus kūno. Tai nedelsdama dalinuosi ekranu. Turime štai tokį paruoštuką kūno ir štai tokį žmogaus veidą. Ir pabandysime jį perkelti ant ano kūno. Tai yra, matom, kad netitinka šiek tiek ir šviesumas, tamsumas nuotraukų, reikės sulieti šiek tiek. Tai pradedam. Tai šitą žmogaus veidą pasižymime paprasčiausiu būdu su lasso tool. Kairėje pusėje iš įrankių juostos lasso tool. Galime šiek tiek su Ctrl+ prisitraukti arčiau ir apsižymim veido kontūrus taip, kad iki plaukų. Maždaug iki plaukų. Kadangi šito žmogaus kakta tokia vietoje labai išreikšta, tai tos kaktos tiek daug galim neimti, nes ten turime kitokią plaukuoseną. Bet vat maždaug taip, iki plaukų. Nebūtinai kažkaip labai tiksliai. Ir tada darom Ctrl+C, einame ant kito mūsų failiuko ir Ctrl+V. Turime du sluoksnius. Tai yra background sluoksniai, 2 kartus paspaudžiame ant background sluoksnio, paverčiame paprastu kūnu, galime pavadinti rename kūnas ir viršui veidas. Tai dabar veido sluoksnį mes šiek tiek per matomumą jo sumažinom, opacity viršuje, kad galėtumėm pamodifikuoti. Tai yra jį statyti ten, kur jo bus vieta. Tai jis yra šiek tiek didesnis, negu mums reikia. Iššaukiame skydelį transform, tai galime tai daryti per edit free transform arba klavišų pagalba Ctrl+T, skydelis transform ir šiek tiek įstrižai pamažiname. Galim paplėsti pagal tai, koks tai yra mūsų apatinis pagrindas. Įsodiname veidą į vietą jo. Ir grąžiname jam per matomumą. Tai yra opacity grąžiname 100%. Dabar mums reikia pasižymėti veido kontūrus. Tai ant veido sluoksnio, ant pačios ikonėlės spaudžiame dešinį klavišą ir pasižymime Select Pixel. Apsižymime visą veidą, visus pikselius. Ir šiek tiek reikėtų sutraukti iš kraštų. Tai einam modifikuoti, yra viršui komanda Select, Modify ir Contract. Šiek tiek iš kraštų sutraukiame mūsų pažymėjimą. Tai aš naudosiu 7 pikselius, atitinkamai pagal nuotraukos rezoliuciją, pagal jos dydį galite pasirinkti savarankiškai, šiek tiek nuo kraštų, kad atsitrauktų. Ir su pažymėta zona einame ant kūno sluoksnio. Dabar galiu užmerkti veidą, kad pamatytumėm, kaip tai atrodo. Einame ant kūno sluoksnio ir spaudžiame Delete. Tai yra ištriname tą veido dalį iš kūno sluoksnio. Grąžiname matomumą abiem. Tada Shift komanda pasižymim abu sluoksnius ir einame Edit viršuje, Auto Blend Layers ir pasirenkame Stack Images ir OK. Suliejame abu sluoksniukus. Tada reikėtų mums šiek tiek pašviesinti, nes gal ganėtinai tamsokai gavosi lyginant su rankomis. Tai naudojame adjustment skydelį, curves, komanda curves. Curves ir turime iš properties lango tokią rankytę, preset. Ir su ta rankyte mes tiesiog paspaudžiame ir tempiame šiek tiek į viršų, pašviesiname visą nuotrauką mūsų gautą. Jeigu mums reikia pašviesinti tiesiog veido dalį, prisimename seną gerą mūsų įrankėlį, tai yra Dodge Tool ant įrankių juostos, jį rasite štai čia, jis gali būti pasislėpęs po Burn Tool, po Sponge Tool pas jūs, kažkuria iš tų 3 grupės, tai yra Dodge Tool. Ir Dodge Tool, primenu, kad įrankiai didinasi, mažinasi laužtiniais skliaustais, jų zona laužtiniai skliaustai didina įrankį, į dešinę pusę, į kairę pusę mažina.
Ir stovime ant sujungto veido merch sluoksnio ir šiek tiek perbraukiame, pašviesiname veidą. Tai tiek, šiandien tiek, toks trumpas ir efektingas pavyzdys. Geros dienos!